Jei jūs esate, jei prie jūsų yra laisvų vietų, tai gal galėtumėt į jas pasislinkti, kurios yra link vidurio, kad visi, kurie ateina, galėtų atsisėsti iš kraštų. Kai susirinkimas prasideda, tuomet galite atsisėsti į kitas laisvas vietas, kur jums patogu, bet pačioj pradžioj kviečiu truputį susispausti. Special welcome to you after the service. You can meet me right out there at our starting point table. I'd love to get to know you, welcome you to the church, and we've got a special gift for you. If this is your first time in this new building, Jei tai jūsų pirmas kartas šioje vietoje, it's not done yet. So viskas dar be nepabaigta, patient with each tad other. būkime kantrus. We still need help during the week. There's still a lot to do. Mums vis dar savaitės bėgiai reikia pagalbos, vis dar yra daug ką daryti. Things going on. So be patient with each other and be gracious with the space. And let's be thankful that we have a space. Bet būkime dėkingi, kad mes turime šitą vietą. Special announcements. Tad porą pranešimų. Growth tracks. Growth track, augimo. Sunday after the service. At 12:30 in the kids area. So that's going to be if you go down that hallway, down through these special doors and up the stairs. This is our kids area behind this wall. Vyks kitą savaitgalį That's where growth track is going to be happening. ir bus vaikų kambarėlyje. Galite užsiregistruoti jį online per QR kodą, nes mes norime žinoti, kas atvyks. Turėsime pietus paruošę. Maybe been coming to Journey for a while and Jei jūs jau kurį laiką lankotės Journey ir norite sužinoti daugiau, kas vyksta, kaip galite įsitraukti, teams are, then kokios yra komandos, tai galite prisijungti prie to Growth Track kurso. once you've gone through growth track, whether Kai perinat šį kursą, next week or if you've maybe gone a while ago, and you are currently serving at Journey, ir jūs jau tarnaujate Journey arba vis dar ieškote savo vietos, kur galėtumėte įsitraukti, mes turėsim komandos vakarą Sunday the 23rd at 5:30 e, to 7:30. vasario 23 vakare. It's potluck style dinner, so everybody we're gonna get Susirinksime čia. but everyone brings something to share, a dish. We're gonna have dinner. Visi, ką nors atsinešam pasivaišinti, kad pavalgytum vakarieniai. Tada turėsim šlovinimą, bendravimą, taip pat pranešimus, tai kas vyksta bažnyčiai. Pasidalinsim į tarnaujančias komandas ir tada aptarsime taip pat savo temas. Then a kind of a mark your calendar at the end of March 28th, Taip pat kovo 28-29 Fire Women's Conference. So this bus Inspire Women, tai įkvėpti moteris konferencija. this is the QR code to Tai yra QR kodas, kad užsirašytumėt tarnauti. I think you can already do it online, but otherwise Galite newsletter. It was in the February newsletter and vasario naujienlaiškyje bus informacija apie tai, o šis QR kodas ant ekrano yra tiems, kas nori tarnauti būtent toje konferencijoje. is Daughters too. They have a special program for kids. Ir taip pat turės ypatingą programą nuo 5 iki 12 mergaitėms, tad savo dukras taip pat galite atsivesti. It's just for women. Jeigu neturite dukros, tai vis tiek atvykite, nes tai bus moteriams laikas. It's going to be a really great day. Tai bus nuostabus laikas ir maistas taip pat. This conference, so all of that you'll be able to find out. Taip pat yra kaina šiai konferencijai, tad online galite surasti informaciją apie tai. Season of life groups. So if you're not already in a life Taip group pat bus naujas sezonas grupelių, and connect, gyvenimo grupelių. scan that. Galite nuskenuoti QR kodą arba užeiti į mūsų puslapį. There's stuff all during the week that Visą savaitę vyksta kažkokios gyvenimo grupelės a little bit different, different locations, different times. So skirtingose vietose ir skirtingais laikais, tad galite if you užsiregistruoti ten, kur jums exactly know tinka ir patogu. leaders are, want more information, Jeigu norite sužinoti daugiau apie lyderius, lanyard, I should have one on. galite paklausti tų, kurie vaikšto su tais tokiais pakabukais tarnautojų. Ir
pagaliau mūsų paaukojimai. practice as a church, our Kaip bažnyčia mes praktikuojame monthly tithe, that's giving the first 10% of our mėnesinę salary dešimtinę, back to God, pirmus because He's 10% the one who gave us the atiduodam Dievui, in the first place. nes jis yra So tas, we kuris follow mums that suteikia practice. visas I galimybės think ir mes praktikuojam tai, kad there are jis mus pašaukė three ways to give. You can scan the QR aukoti. Tai code. yra 3 būdai paaukoti. Galite per QR kodą online arba gyvai čia šioje salėje paaukoti. Just find a box, throw some cash in. Tiesiog į dėžutę. Over in media, over there, where Rebecca and Čia Laura vat gale, kur Rebeka su Laura, for the kur dabar rodo. so you can give back there. So Galite tenais taip pat paaukoti. Taip pat turime ir Kingdom Builders, beyond that. So that's the money we use to really bless. kur mes laiminam bendruomenę. You can see we need money. This ain't cheap. So Ir jeigu apsidarytume, tai mums viskam reikia pinigų ir visą tai nėra pigu. our service, and then welcome Pastor Luca for a message. Tad pasimelskime. Dear God, I thank you for this community. I thank you for this church, the people and the building. And when I walk in here, I see all the potential that you have for us again as a building and as people, as a community. I want to pray for sickness and all the coughs that I hear, all the people who are strong enough to be here today, and the people who are fighting for their lives at home, my family included. Just be with us, give us strength. And yeah, please, soften our hearts for just spirit of generosity and listening to hear what message you have through Luke for us today. In Jesus' name. Labas rytas. Kaip jums sekasi, ar jums patinka nauja vieta mūsų? Well, there was a whole bunch of young adults here yesterday Vakar čia buvo labai daug jaunimo. taking hold of the work that needed to be done. We had to move Jie darė labai daug darbo. the owner at our Naugarduko space said, hey, Taip pat yra kitoj Naugarduko vietoje. Mūsų senoje bažnyčioje irgi daug ką išardam, paėmėm. Armageddon over there. It's like everything's stripped out. Like Viskas ten dabar išlupta, tarsi kokie vagys būtų apsilankę, bet mes tikrai viską pasiėmėm, ką tik galėjom iš tenais. it's even colder because now all the heat's shut off totally. Ir dabar ten dar šalčiau, tad tikrai mes esame jau čia. Ir šią savaitę duodasim raktus iš tos senosios vietos. Ir pavasarį jie pradės griauti tą pastatą, tad mes esame čia. Ir buvo daug dalykų, kuriuos turėjom persivežti. Ir vakar tikrai daug žmonių atėjo, kad padėtų sukrauti dalykus į saugyklą. Tad ačiū, kad tai mūsų visų bažnyčia, kad tai ne tik aš ar keli žmonės kažką darytų, bet tai yra visų mūsų bažnyčia, tad labai jums ačiū. It's beautiful to watch how some can teach, some can lead. Ir labai gražu matyti, kaip kai kurie gali mokyti, kiti tarnauti kažkokiais būdais, kiekvienas daro savo dalyką. Ir tai nuostabu, kai visi sueinam kartu su savo dovanom. What do you think the most disobeyed verse might be? Kaip manote, kuri Biblijos eilutė yra ta, kurios visi labiausiai neklauso ar nepaklūsta kuriai? Nežinau, ar yra kažkokia apklausa šitam, ar kažkaip įmanoma tai atsekti ir sužinoti tiksliai. Bet manau, yra viena labai svarbi eilutė, kuri, manau, net be mūsų susimąstymo mes jos neklausom, nepaklūstam tą eilutę. Ir ji yra iš Patarlių 3 skyriaus. Visa širdimi pasitikėk viešpačiu. Ir šita eilutė yra visur, ant puodelių, ant mašinų, visur šita eilutė, visur mes ją matome. Jis labai populiari.
Ir visa eilutė yra čia ant ekrano. And then we're going to memorize it. Ir mes ją įsiminsime. This is actually one of the first verses I memorized. Ir tai yra viena iš pirmųjų eilučių, kurią aš įsimečiau, kai man buvo prieš kokių 30 metų. Sunku pasakyti, prieš 30 metų, oho. Visa širdimi pasitikėk viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą. Pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius. Here's the point of memorizing scripture. It's not just to say Bet I memorized the verse. tai, ką mes įsimenam, ta eilutė nėra vien tik tais tam, kad įsimintumėm, bet Ezekielis yra pasakęs, kad Dievo žodis yra kaip ugnis mano kauluose. Ir ta Biblijos eilutė yra kaip tokia ugnis kauluose, tai tau suteikia gyvenimą. Tai yra kaip šaltinis, kad tu galėtum kovoti su priešu. Ir tai nėra taip, kad tu įsimeni ir tarsi išbraukė iš sąrašo, bet ta eilutė, kurią tu įsimeni, kai ateina priešas, tu gali jam pasipriešinti ir ištraukti tą eilutę ir pasakyti jam. Tad visa širdimi pasitikėk viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą. Visa savo širdimi pasitikėk viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą. Pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius. Visa širdimi pasitikėk viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą. Pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius. Širdimi pasitikėk. I want to do it, but I'll make it messed up. Okay, so we have one test. Turim testą. This is like, wait, that's like, now we're going to delete the whole slide. Dabar mes iš viso išimsime visą tą skaidrę ir mes pasakysime. Visa širdimi pasitikėk viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą, pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius. Proverbs 3:5. Patarlių 3:5. That's like Kids Church 101, right? Tai kaip vaikų bažnyčia. Now you have the Word of God in your mind. Dabar turite Dievo žodį savo protę. Leiskite jam pereiti jūsų širdį ir būti saugomum jūsų širdyse viduj, kad jūs galėtumėt ją išsitraukti. Tada ir jinai turės jėgą. Tai nebus vien žodžiai, tai bus gyvenimas, tiesa. Everything we need to our lives. Ir atneš viską, ko reikia mūsų gyvenimuose. Ar jūs vis dar atsimenat? Aš jūsų paklausiu pabaigoje šios susirinkimo, kad pakartotumėt atmintinai. So if you research, you'll probably figure this out that Tad jeigu darytumėm kokią nors apklausą ir jeigu mes klaustumėm, į kurią pusę žmonės krenta, jie krenta visada į tą pusę, kurią remiasi, į kurią linksta. Tai jeigu aš linkstu į tą pusę, tai kaip aš galiu nukristi į kitą pusę? Aš kaip medis, aš krentu į tą pusę, į kurią aš linkstu, į kurią remiuosi. if you were going to have Vincent, Jeigu Vincentas he allows his newborn baby to catch you. Which one would you rather have catch you? turite Vincentą arba jų kūdikis, tai kuris norėtumėt, kad jūs gaudytų, kūdikis ar Vincentas? Tai žinoma, norėtumėt, kad gaudytų tas, kas gali jūs pagauti. Ir tai yra tiesiog labai paprastas paveikslas to, ką reiškia, kai Dievas turi tą neribotą jėgą. Jis turi neribotą
stiprybė, bet kūdikis, matyt, turi labai mažai tos stiprybės ir jėgos. Ir matyt, dar koordinacijos neturi, kad pagautų kitą žmogų. Ir mes žinome, mūsų jėga yra limituota, tačiau mes vis tiek pasitikime ir linkstam, remiamės tą savo jėgą. Ir dėja, mūsų pasaulis yra taip sukurtas ir taip veikia. Tiksliau nesukurtas, o taip veikia, kad įsidarbini į darbą, kur daug pinigų gausi. Ir žinot, kiek užtenka, kiek bus jau, kad pakanka tų pinigų. Kaip Warrenas Buffettas pasakė, visada reikia dar $1. Tai niekada nebus pakankamai. Mūsų pasaulis taip veikia, kad tu būtum sistemoje, kad tu kaip žirgėnas bėgtum tuo rateliu, kur yra. Ir jeigu tu turi daugiau pinigų, tu turi dar didesnės išlaidas. Ir net jeigu tu žiūri į mokslą, viskas yra apie supratimą ir pasaulio pažinimą. Ir tu tarsi tampi toks mokomas kažkokiu tai mokslininku. Ir tai kaip veikia šis pasaulis. Bet tuomet mes susijungiam su Dievu. Ir tada ne visada mūsų trukdo mums mūsų išdidumas, bet kartais tai mūsų pasaulis, kuris tarsi traukia mus pasitikėti savo supratimu. Pasaulis taip veikia. Bet į kurią pusę tu linksti, kurią pusę tu remiesi. Ar tu sakai, aš viską laikau savo rankose, Dieve, ir aš pasitikiu savo supratimu? Ar tu pasitiki juo ir remiesi jo supratimu? Pasitikėk Viešpačiu visą širdimi. Aš dažnai tai sakau žmonėms ir pamoksliuose taip pat, bet Dievas yra pats geriausias šiukšliavežys. Ir viena neuromokslininkė sako, kad mūsų protas nesukurtas taip, kad mes susitvarkytumėm su neigiamais dalykais. Net ir Edeno sode tarsi žmonės nebuvo sukurti, kad rengtųsi rūbais, bet jie buvo sukurti, kad gyventų Dievo gerume, bet tuomet atėjo nuodėmė. Ir mes turime daug dalykų, dėl kurių mes rūpinamės. Ir Dievas nori paimti kiekvieną mūsų širdies dalį ir padaryti tai nuostabiu. Tad, kai sakau, kad Dievas yra tas geriausias šiukšliavežys, tai jisai paims visus negatyvius dalykus ar tuos dalykus negatyvius pasakytus tau, už tave, prieš tave, už tavęs ar kažkur tai, bet kokį blogą žodį. Tu gali pasakyti, kad Dieve, aš atiduodu tau, nes aš nesugebu su tuo negatyvumu susitvarkyti pats. Kaip aš nesakau apie pozityvę ar negatyvų šnekėjimą. Aš šneku, kad Dievas gali susitvarkyti su viskuo, ką tu jam atiduodi. Ir mes galim pasitikėti juo kiekvienam negatyviam ir pozityviam dalykė. Mes galim juo pasitikėti kiekvienoj geroj situacijai, kiekvienoj geroj savo srity, bet ir kiekvienoj blogoj taip pat, kur mes jaučiamės susipurvinę ar įstrigę. Bet pasitikėk juo visame kame. Kiek iš jūsų sutiktų, kad žymiai lengviau yra rūpintis ir pergyventi, nei pasitikėti Dievu? Gana lengva yra pergyventi, rūpintis. Ir žmonės klausia, kodėl mano veidas, kodėl aš tapau, pabalau. Čia tiesiog toks
juokas buvo apie šviesiaodžius. Bet kodėl aš tapau pražilau? Nes aš buvau labai susirūpinęs ir patyriau daug streso. It overwhelmed me like that. And it was out of my control. And Tiesiog buvo dalykų, kuriuų aš negalėjau kontroliuoti I couldn't stop it. ir aš negalėjau sustoti. Negalėjau sustabdyti tam tikrų dalykų. But I like the weird comments actually. Ir aš galėčiau nusidažyti savo plaukus tamsiai, bet aš to nedarau. Nes visai įdomu ir sužinoti, ką žmonės pasako. Ir žmonės klausia, o kas atsitiko tavo veidui? Aš sakau, nežinau. Tad nesijaudinkit, jūs manęs neįžeidžiate, jeigu paklausėte. O tie iš jūsų, kas yra radikalūs krikščionis, sakote, aš neturiu pasitikėjimo problemos su viešpačiu. Aš nesirūpinu, aš tiesiog mąstau. Now there are things that we are responsible for, but we also can let that turn into worry. Aš tiesiog kažkuo tai rūpinuosi. How many of you may have something heavy on your mind right now? You don't have to. Kiek iš jūsų turi kažką tai sudėtingo, tokio sunkaus jūsų mintyse dabar? Gal kažkoks tai testas ateina, ar kažkoks egzaminas, gal kažkoks sunkus sprendimas, gal tvarkaraštis jūsų tiesiog perpildytas. Gal jaučiat, kad negalite visko atlikti. Gal kažkas su jūsų vaikais, santuoka, finansais, sveikata. Ar su kažkuo tai, ką jūs mylit. Maybe it feels like you're running around trying to manage. Gal jūs jaučiatės, tarsi jūs lakstate aplinkui ir bandote kiekvieno lūkesčius išpildyti, bet jaučiate, tarsi visus nuvilėt. Ir negalite niekaip pasiekti to tinkamo norimo lygio. Ir niekad nepasiekite to taško galutinio. Žinote, tas GPS pasakymas, kai taip jaučiatės patenkinti, kai aš atvykau, valia. Bent kažkokia tai srity. Bent per GPS man pranešė, kad aš atvykau į savo tikslą. Bet tas jausmas tarsi, kai tu vis lakstai, niekaip neišsprendžia visi klausimai. Dievas sako, jei viskas okei, tai žinok, kad man rūpi tai, kad tu nešiojasi. Ir tu nebuvai sukurtas, kad visą tai nešiotumėsi. Leisk man visą tai nešti. Ir jisai sako, aš laikau tave. Ir tai yra man skirta nešti. Ir ten, kur mes rūpinamės ir pergyvenam, atskleidžia labai daug apie tai, ką mes tikime, kuo mes tikime. Ir tai, dėl ko tu labiausiai pergyveni, tai dažniausiai atskleidžia tai, kur tu Dievu pasitiki mažiausiai. Ir jeigu tu pergyveni dėl kažkokios srities, sveikatos, finansų, šeimos ar panašiai, tu visada grįši į tą vieną klausimą, kad ar tu sakai, kad Dieve, aš pasitikiu tavim tame. Ir buvo tokia istorija, kai vaikas atnešė tėčiui žaislą, tai sakykime, tai mašina ir ratai nukrito. Ir vaikas atneša tai tėčiui ir paprašo, tėti, ar galiu sutaisyti? Tėtis sako, gerai, eikime dirbtuvės. Aš turiu pasimti savo įrankius. Pasiima žaislą. Pasižiūri ir to žaislo nebėra. Ir vaikas toliau savo žaidžia su ta mašina. Ir tėtis sako, padėk ant stalo tam, kad aš galėčiau sutvarkyti tą žaislą, kad tu galėtum žaisti su juo. Bet vaikas pasiima tą žaislą ir neduoda tėčiui pataisyti to žaislą.
Ir tai yra paprastas pavyzdys, kaip mes elgiamės su Dievu. Paprašom Dievę, tu pataisyk tą dalyką, bet tuomet mes jį pasiimam atgal. Tad kai mes pasitikėm Dievu, tai gana baisu. Tai yra gana baisu. Bet mes nebegalim vėl pasimti to dalyko savo. Ir tai yra kodėl mes išsigastam, kad mes kontroliuojam. Aš nebekontroliuoju. Aš kontroliuoju. Jeigu tu vairuoji automobilį, tu kontroliuoji. Jeigu tu keleivis, tu labai kontroliuoji. Ir kai tu esi keleivis, tai tu dar labiau tarsi kontroliuoji, nes tu nieko nevaldai. Ir dėl ko tu labiausiai pergyveni ir rūpinėsi, labai dažnai atskleidžia, kur tu Dievu pasitiki mažiausiai. Mūsų pasitikėjimas Dievu neauga gerose laikuose, kai yra geras laikas. Pagalvokite apie tai. Problemos, pasitikė Dievu, jisai tave pakelia. Ir tai yra tarsi, kai sportuoji, kad tu kvėpuoji, pailsi tarp tavo tų pratimo serijų. Ir tavo pasitikėjimas auga dykumoj, vidury miško, vidury išbandymo, vidury pagundimo, vidury mirties, vidury išsiskyrimo, vidury streso, vidury paskolos, vidury darbo praradimo. Mūsų pasitikėjimas Dievu auga išbandymuose. Atsiminkime Juozapą. Atsimenat, kaip jisai pasakojo ir daug šnekėjo savo broliams. Ir broliai supyko ant jo ir sakė, kad ir jo broliai jį pasiėmė, tą Juozapą, jo gražiose rūbose, tėčio padovanotose, ir jie pasiima jį, įmeta į duobę. Ir jie pasiima tą drabužį, jie jį perplėšia ir uždeda gyvūno kraujo ir nuneša tėčiui ir sakom, ei tėti, gyvūnai sudraskė Juozapą. Ir kiti broliai sako, tiesiog išmeskime jį, kad jisai, parduokime jį į Egiptą vergu. Ir jisai pakliūna pas Potifarą, pas tokį turtingą žmogų Egipte. Tad jis pasikviečia jį namo ir mato, kad šitas vaikinas labai tikrai puikiai viską sugeba ir kad Dievo malonė ant jo. Ir jisai jo taip pasitikėjo, kad viską atiduoda jo valdymui savo namuose, išskyrus jo žmoną. Bet Potifaro žmona sako, visai gražus vaikinas, patinka man jisai, bet Juozapas sako, nelįsk prie manęs, aš nieko su tavim neturėsiu bendro. Tad Potifaro žmona pasiskundžia, ne, jisai bandė mane išprievartauti, ir tada Juozapas atsiduria kalėjime. Ir jau antrą kartą šis jaunas vaikinas atsiduria neteisingai apkaltintas.
Bet jam viskas taip puikiai sekasi, kad jisai net kalėjime tampa tokiu valdančiu. Two of his dudes down there, the cupbearer, Ir tam kalėjime buvo 2 faraono tarnai. important dude, and then the other guy, the chief baker, Vienas buvo pagrindinis kepėjas, o kitas pagrindinis vyndarys. puts anything to baking items. And so I don't know why he would throw him in jail because Nežinau, kodėl jie atsidūrė my baker kalėjime, nes mad for some reason threw him down there. These guys are like, yeah, Joseph, we had dreams. Can you like interpret? ir sako Juozapui, žiūrėk, mes susapnavom ir They're out of there. One of them dies. One of them's back. Ir Juozapas iššifruoja tuos sapnus Completely forgets about Joseph. He couldn't text him and be like, hey, remember me? ir jisai padeda jiems tais. And he left and forgot. Pharaoh has the dream, right? Jisai padeda su sapnais ir tie žmonės išėjo iš kalėjimo ir pamiršo. Bet tada faraonas susapnavo sapną ir niekas negalėjo jam padėti su tuo sapno išaiškinimo. Ir tada faraono tarnas, kuris buvo kalėjime ir kuriam Juozapas padėjo išaiškinti sapną, jisai pasako, yra toks Juozapas. Ir Juozapas išaiškino taip pat ir faraono sapną. Ir jisai tampa paaukštintu ir tampa dešinėje ranka faraono. He's in charge of literally everything. Jisai tampa valdančiu praktiškai visko Egipte. Ir 7 metus buvo labai didelis derlius, o po to 7 metus badas ir visko trūkumas. Ir Juozapas sugebėjo visą tai suvaldyti, Dievas jam davė tam išminties. The amount of grain, they stopped counting. And they were able to feed the land for 7 years. Ir sugebėjo išmaitinti 7 tuos metus, kai nebuvo derliaus, iš tų 7 metų, kai buvo labai geras derlius. Everybody's just like, what do we do? Not to worry. God is faithful in all things. Ir per visą tą badą ir kai visi prarado darbus, neturėjo ką daryti, Dievas parodė, kad nereikia rūpintis, kad ir Juozapas pamatė, ką visos tos blogos patirtys, kurie jie atvedė. Ir kai jo broliai iš Izraelio atėjo pas jį, nes jų šeimai trūko maisto, Juozapas juos atpažino. Ir jisai juos taip pat apsimeta, kad nešneka jų kalba, naudojasi vertėju. Ir jis išsiunčia juos su, tai ilga istorija, bet jisai duoda jiems tų grūdų, bet tada jie ateina su savo jaunuoju broliu. Ir jisai pasirodo, kad jisai yra jų brolis. Ir jie visi tiesiog negali patikėti. Ir kad negalėjo patikėti, kad jie taip su juo pasielgė prieš daug metų. Bet Juozapas nestovi prieš brolius dėl jūsų, kad aš čia turėjau pereiti. Aš patekau į kalėjimą ir man visas tas nelaimės mane aptiko. Žinote, ką jisai sako? Pradžios knygoje sakoma. Bet to, nors jūs ir sumatėte man piktą, Dievas pakeitė tai gerą išlaikyti daugelį žmonių, kaip šiandien jis ir daro. Ir mūsų pasaulyje mes nesame mokomi. Pas mus pasaulyje žmonės kaltina vieni kitus ir sako, tu tą padarai, tu aną padarai, tu taip išsiunti, tu taip pasakei.
Ir Juozapas lygiai taip pat galėjo pasielgti, jisai turėjo visą teisę, bet jis to nepadarė. Ne vieną kartą. Our trust grows in trials. Mūsų pasitikėjimas Dievu auga išbandymuose. God intended it all for good. He brought me to this Jūs sumatėte man piktą, bet Dievas pakeitė tai gerą. Išlaikyti, išsaugoti daugelį žmonių. When we're in a trial, look for growth opportunities. Our trust grows Kai tu esi išbandyme, ieškok augimo galimybių. in perfect peace. Isajo 26 skyriuje sakoma, nes vyruojantiems duodi ramybę ir teiki gerovę, nes jie tavimi pasitikė. So I asked the question, where are your eyes fixed? Tad mano klausimas, kur, Place you go when you're not around. į ką tavo akis susifokusavusios. In chill mode. Because that kind of reveals where your eyes are fixed. Tai parodo, į ką tu esi susifokusavęs, tavo akis, į ką susifokusavusios. Kalbu net ne tik apie fizinės akis, bet apie širdies akis. Į kurią pusę žiūri tavo širdis, ko jinai ieško, kai tu nieko neturi ką veikti. Trying to get to when you're in the corporate scene. Where is it trying to go? Kur tavo širdis linksta ir eina. Mums reikia kreipti dėmesį į savo širdį. Ne taip, kaip Disney sako, kad sekite širdim, ne, mes turime saugoti savo širdis. Biblijai sakoma, kad tai yra gyvenimo šaltinis, bet taip pat ir blogio šaltinis. Galime kartais sakyti ne mūsų širdims, o kartais turime sakyti taip, bet turime gebėti atskirti. What does it mean to be kept in perfect peace? Ką reiškia būti tobuloj ramybei? Is shalom. The original Hebrew text, be kept in shalom. Ir hebrajų tekste reiškia šalom, ta ramybė. People greet each other. What did they say? Ir žinote, ką hebrajai sako, kai jie išeina, sako šalom, tai ramybė ta būna su tavim, kai aš ateinu, ir šalom, kai išeinu, tai ramybė ta būna su tavim. It means that your Ką ramybė reiškia, kad tu esi pilnas, mind and spirit are tavo protas, dvasia ir kūnas, kad jie yra ramybėje, kad jie visi yra viename. Tavo kūnas, protas ir dvasia. your spirit. They're trying to get their own ways. Jie bando kiekvienas tarsi traukti į savo pusę, bet kai mes esam ramybėje, visi yra vienybėje. Tuomet kūnas, dvasia ir siela yra ramybė, yra vienybėje. Theological term, why they say shalom, shalom is this, is a doubling. It's Tad, kai sako šalom, šalom, a word to pronounce the importance of it. parodo tą reikšmę ir svarbą. Tai yra lingvistinė technika, kai žodis pakartojamas ir jisai reiškia intensyvesnę reikšmę. Tad čia vietoje sakoma šalom, šalom, tobuloj ir nepalaužiamoj ramybei, pilna gerovė viduj ir išoriai. Šalom, šalom, tai ne tik dviguba ramybės porcija, tai yra tobula ramybė. Tobula ramybė nereiškia, kad nebus sunkumų ar jokių problemų, kur niekas nelūžta, vaikai nesimuša. Argi nebūtų nuostabu, kad vaikai dėl nieko nesipeštų, arba kad sutuoktinis neužlips ant paskutinio nervo. Ramybė nėra problemų nebuvimas. Ramybė yra Dievo buvime. Ar žinote, kad jūs nešiojatės Dievo buvimą kartu su savim? Vadinasi, jūs turite prieigą prie jo tobulos ramybės visą dieną, ne tik maldos metu.
Jūs tiesiog turite paprašyti. Jeigu jaučiate, kad jūsų širdis prisipildžiusi rūpesčių, tiesiog prisiminkite jo tiesą, kad pasitikit Dievu visą širdimi. Kartais tiesiog turite grynai pasakyti savo kūnui ir protui. Biblija tai vadina ramybę, kuri pereina bet kokį žmogišką supratimą. Ramybė, kai santuokoje yra sunkumų. Ramybė, kai tavo vaikas bėga nuo Dievo. Ramybė, kai tavo draugui sunku. Ramybė, kai sunku apmokėti sąskaitas. Izaijo 26:3. Tu išlaikai tobuloj ramybėje visus, kurie pasitikė tavimi, kurių mintys nukreiptos į tave. Ir tai reiškia pilnai pasitikėti, pilnai tame ilsėtis. Tai reiškia remtis pilnai, tai tą pusę krypti. Tai pilnai pasiremti. Jūs pilnai sėdite ant tos kėdės, jūs pilnai stovit, jūs pilnai. Ir jūs būsite išsaugoti tobuloj ramybėj. Visi, kieno mintys yra nukreiptos į Dievą. Ir štai. Ir vėl mūsų eilutė. Visa širdimi pasitikėk Viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą. Pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius. Pasitikėti savo ir remti savo supratimu veda į stresą, o pasitikėjimas Dievu veda į poilsį. Į tobulą ramybę. Šalom, šalom. Pasitikėkite Dievu, remkitės Dievu. Remkitės jo gerumu, jo jėga. Visose savo keliuose. Pasitikėkite juo. Atsiduokite jam. Ir žinote, ką reiškia, kad pripažinti jį visur, kad ir ką darytumėm, tai reiškia, kad Dieve, kaip aš galiu bendradarbiauti su tavim, kad tu mane vestum. Vesk mane. Aš pasiruošęs daryti visą, ką tu nori, kad aš daryčiau. Aš esu tavo. Ir tu leidi jo buvimui, jo ramybei, jo pačiai esybei, kas jis yra, įeiti į tavo gyvenimą ir veikti per tavo gyvenimą, vesti tave ir tinkamų laiku, tinkamoj vietoj. Ir ramybės paradoksas yra, kad Dievo ramybė randama pasidavime, o ne kontrolėje. Aš kartais tiesiog kalbu su savim. Ir tas ramybės paradoksas yra, kad žmonės įsivaizduoja tarsi, kad aš turiu padaryti ABC ir tada būsiu ramybėj. Ir tai tiesiog niekada nesibaigia, ką tu turi padaryti. Ir tai nerandama
ta ramybė nėra randama toje kontrolėje, tai jinai yra randama pasidavime. Ir Dieve, tavo keliai yra aukščiau mano kelių ir tavo mintys aukščiau mano minčių. Ir jeigu tu nežinai, ką pasakyti, tu tiesiog pasakyk Dievui, kad aš atiduodu tą savo kontrolę, aš pasitikiu, kad tavo keliai yra aukščiau mano kelių. Ir tavo mintys yra aukščiau mano minčių, nei bet kas, ką aš galėčiau suvokti. Aš tavim pasitikiu. Beveik visada, kai jūs rūpinatės ar pergyvenat, ar jūs pervertinate savo galimybę kontroliuoti ir jūs nuvertinate Dievo gerumą. Ar tu bandai kažką sukontroliuoti, ko tu negali sukontroliuoti? Ar tu vairuoji savo automobilį ir nuotoliniu būdu bandai vairuoti ir kito mašiną? Ar tai įmanoma? Ir Filipiečiams 4 skyriuje sakoma, nieko per daug nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Ir kai jūs pergyvenate, pradėkit kalbėti su Dievu. Kai jūs stresuojate, pradėkit kalbėti su Dievu. Savo pagundymuose kalbėkit su Dievu. Ar matot, kai nežinot, ką daryti, tiesiog melskitės ir sakykit, kalbėkite su Dievu. Ir malda yra paprastas dalykas, visai kaip aš kalbu su jumis, aš taip pat kalbu ir su Dievu, jis čia. Jis nėra kažkur tai toli, kažkokie mistiniai vietoj, jisai čia. Tuomet tiesiog sustokite porą akimirkų, kad išgirstumėte, ką jisai kalba. Ir tuomet pradėsite girdėti, ką jisai jums sako. Ir būkime labai praktiški šiandien. Tad melskimės dėl visko šiandien. Jeigu jūs turite maldos poreikių, melskimės už juos. Pakviesiu porą žmonių ir šlovinimo komanda gali ateiti. Ir tuomet Rebeka, Ieva, Jordanai, ateikite, Andriau, Matet. Ateikite ir užpildykite vietas, kad būtumėm pasiruošę melstis. Jeigu turite kokių nors poreikių, tiesiog atiduokite juos Dievui ir mes praktikuosimės pasitikėti Dievu visą savo širdimi, visą protu, visą suvokimu. Mes ne tik remsimės savo supratimu, mes pasakysim Dievui, ko mums reikia. Ir mes meldžiamės ir pasninkaujam, kad tikrai girdėtumėm, ką Dievas mums sako, ką žodis mums sako. Ir kartais mes jaučiamės tokiam stresą, kad mes net negalime jo girdėti ir tada tokiais atvejais mes sakom, mes atsitraukiam, mes melsimės ir pasninkauskim, kad išgirstumėm Dievą. Mes net galime praktikuotis melstis Dievo kalba. Ir praktikuokitės melstis tom kitom kalbom Dievo. Nes tai yra tavo dvasia tiesiai susijungianti su Dievo dvasia. Ir dvasia sako tai, kas yra tavo viduj. Ir tai yra toks neįtikėtina tokia patirtis, kai tu pradedi suprasti. Ir tai yra toks stiprus santykis su Tėvu ir ryšys su Tėvu, kai tu tarsi nežinai, ką tu meldiesi, bet kartais būna, tu pradedi jau suprasti, dėl ko tavo dvasia meldžia.
tą sunku paaiškinti net, bet ir jeigu tu dar neturi santykio su Jėzumi ir norėtum pradėti tą santykį su Dievu, tu gali tai padaryti. Susirask vieną iš šių žmonių čia, pasimelsk su vienu iš šių žmonių. Pasakyk, kad aš noriu susipažinti su Jėzumi ir jie tikrai džiaugsis tave atvesti pas Jėzų. Tai yra paprasta malda, kur tu pradedi, kur jisai tampa tavo gyvenimo viešpačiu, jis tau atleidžia tavo nuodėmes ir tu pradedi gyventi jam visas savo gyvenimo dienas. I'm not going to lead all of us in a prayer today. I'm going to pray over you, pray for you. But you have prayer needs. You have any need. Come find Ir jeigu jūs turite kokį nors maldos poreikį, if everybody's busy, ateikite it's the fact. čia. Ir jeigu visi būsime užsiėmę, galite paprašyti ir savo kaimyno, paprašyti melstis. Tai ir žinote, kad jis turi tiek pat maldos jėgos maldoje, kiek ir aš. But sometimes you need to stand up, walk forward with Kartais tau reikia išeiti į priekį su tuo tikėjimu, kad tikėjimo žingsnį padaryti, kad pamatytum tą proveržį, kad pamatytum, ką Dievas daro tavo gyvenime, nes tu jo pasitikė. Aš trumpai pasimelsiu ir tuomet galite arba ten, kur kava arbata, arba jeigu jums reikia, tai tikrai prieikit, pasimelskit. Bet dabar melskimės. Viešpatie, dėkojame tau, kad tavo buvimas yra su mumis kiekvieną dieną, kad tu su mumis kiekvieną akimirką, kiekvieną minutę, kiekvieną valandą. Tu netoli, tu esi šalia. Ar tu kvieti mus pasitikėti tavim ir mes norime pasitikėti tavim visą savo širdimi, visų protu, visą jėgą. Kad mes matytumėm, kaip tu veiki mūsų gyvenimuose ir kaip visą pakeitei gerą. Ir viskas, kas buvo pasakyta apie mus, kas mus griauna, mes tai atiduodam tau. Mes pasitikime tavimi, tavo vardo šloviai, nes mes pasitikime tavimi visose dalykuose, kurie yra sunkus mūsų gyvenime. Ir taip pat visus žodžius, kurie buvo geri pasakyti apie mus, mes atiduodame juos tau taip pat, kaip kad už visą tai šlovė tau, Viešpatie. Tad Viešpatie, trauk mus artyn savęs, pasitikėti tavimi visą savo širdimi ir nepasitikėti savo supratimu, kad tu ištiesintum mūsų kelius. Jėzaus vardu meldžiu. Amen. Suraskite, ką nors, su kuo galite pasimelsti. Ir kai pasimelsite, galite išeiti į koridorių, kavos arbatos. Ačiū, kad prisijungėt prie mūsų šiandien.